Taip, žinau. 2 integralai iš eilės, 2 video iš eilės, 2 integralai iš eilės, bet tiesiog negalėjau susilaikyti, pamačiau šitą integralą iš vis tiesiog brauzindamas, ieškodamas galbūt įdomių kažkokių problemų ir radau šitą ir sprendimas yra tiesiog nuostabus. Taip gražiai viskas sueina, taip gražiai viskas susidėlioja į vieną, kad negalėjau nepasidalinti. Turim integralą nuo 0 iki 1 x pakelta x dx. Ir tai kitaip žinoma yra žinomas kaip Bernoulio integralas. Bernoulio buvo labai daug, bet ten tam tikro Bernoulio integralas. Tai kaip jį mums pradėti varkytis, mes turim x pakeltą x-uoju. Tai mums reikėtų kažkaip įvesti kažką kitą, nes x-uoju mes turim kintamai pakeltą kintamuoju nuo 0 iki 1, tai irgi tai gali būti laikoma neapibrieštų integralų, nes jeigu 0, tai 0 nulinio, bet kai mes dar galim pasirašyti x pakeltą x-uoju, mes galim pasirašyti kaip e pakeltą lnx pakeltą x ir tą x galima tiesiog čia numest dx. Ir ką dabar norėčiau padaryti, tai įvesti Tayloro sekos eilutę e pakeltą x pagal Tayloro formulę nuo n lygu 0 iki begalybės x pakeltą n padalinta iš n faktorialo. Ir kodėl galima dabar įvesti šitą eilutę į integralą? Dėl to, nes štai šita serija su bet kokia x funkcija f nuo x yra baigtinė. Vadinasi, jinai susisumuoja galutinai iki tam tikro atsakymo, kas yra labai gražu ir dėl to mes galim panaudoti jį integrale. Tai šiuo atveju, jeigu mes turim x-uoju, tai čia turim x, bet mes turim x ln x. Tai e pakelta x ln x, jeigu išreikšime Tayloro eilutę, mes galim išreikšti kaip sumą po visais teigiamais sveikaisiais ir 0 x ln x pakelta n iš n faktorialo. Tai dabar visą tai įsistatydami mes turėsime, šitas integralas yra lygus, integralai nuo 0 iki 1 ir tada turim sumą nuo n lygu 0 iki begalybės x ln x pakelta n iš n faktorialo dx. Ir dabar labai norėtumėm šitą sumos ženklą ir integralo ženklą apkeisti vietom. Ir dar kol kas nežinom, ar tai tikrai galima padaryti, bet sakykim, kad galima. Vėliau įrodysim, kad iš tikrųjų galima, bet dabar sakykim, kad galima ir tą sumą išmetamės tiesiog į priekį. Turim nuo n lygu 0 iki begalybės integralą nuo 0 iki 1 viso to dalyko ir dar turim n faktorialą, kuris visiškai netrukdo mūsų x pasaulio integralo, tai jį irgi galime prieš integralą. Turim nuo 0 iki 1 x pakelta n-tuoju, ln x pakelta n-tuoju, arba tiesiog ln n-tuoju x dx. Ir dabar, ką norėčiau padaryti, tai įvesti keitinį. Įvedam keitinį ln x lygu u, tada du yra lygu 1 iš x dx ir dx lygu x kart du. Ir iš čia iš karto x įsireiškiam kaip e pakelta o. Dabar dėl mūsų integravimo ribų, kai x lygus 0, tai e pakelta o. Koks turi būti u, kad x būtų prie 0, tai galima tai išreikšti kaip limitą, kai u artėja prie minus begalybės, e pakelta u yra lygu 0. Vadinasi, jau turėsime integralą, čia dar persirašysiu tą visą sumą, tai vadinasi, turėsim integralą, čia turėsim minus begalybę, dabar jeigu x lygu 1, tai u lygu 0. Turim štai tokį nuo minus begalybės iki 0 ir dabar pakeistami šiek tiek vietoj dx, jeigu statysim x kart du, tai x n-tuoju kart x bus
x pakelta n plus 1, o x yra e pakelta u, tai turėsim e pakelta u, pakelta n plus 1 ir tada lnx sakėm, kad yra u, tai u n-tuoju du. Turime štai tokį. Ir iš karto galima matyti panašumus tarp šito integralo ir gama funkcijos integralo. Gama funkcijos integralas yra integralas nuo 0 iki begalybės, x n-tuoju, kart e pakelta minus x dx. Matom, kad čia turim labai panašų dalyką, tik tais integravimo ribos kitos. Ir taip pat turim u kaip x ir neturim niekur minusų. Bet yra vienas labai geras triukas. Jeigu mes iš u pasaulio eitumėm į minus u pasaulį, tik jeigu minusų įsistatytumėm, na, tada mūsų suma, žinoma, nesikeistų, nes nuo jos integralas nelabai ir priklauso, bet tada jau turėtumėm integralą nuo begalybės iki 0. Dėl to, nes perinam į minusų pasaulį, tai ir integravimo ribos perina iš neigiamų į teigiamas. Ir turėsim e pakelta minus u. Ir čia n plus 1 galim sudauginti. Ir minus u pakelta n ir turėsim minus du taip pat. Vadinasi, neigiama ta dalelė diferencijavimo du. Ir ką galima padaryti su ta neigiama dalelė? Na, kad šitą minusą panaikint, mums reikia apversti integravimo ribas. Tai jeigu mes tai padarysim, mes turėsim suma nuo n lygu 0 iki begalybės, 1 iš n faktorialo, ir jau integralą nuo 0 iki begalybės, e pakelta minus u, pakelta n plus 1, ir čia turėsim minus u pakelta n, o kitaip galime parašyti kaip minus 1 pakelta n kart u pakelta n, ir jau bus du, ne minus du, nes apkeitėm ribas. Ir tą minus 1 pakelta n mes galime tiesiog sumesti viską į sumą. Tai bus nuo lygu 0 iki begalybės, minus 1 pakelta n-tuoju iš n faktorialo, integralas nuo 0 iki begalybės, e pakelta minus u n plus 1 kart u pakelta n du. Ir tam, kad priartė dabar prie gamos integralo, mums reikėtų kažkaip susitvarkyti tą u n plus 1. Tai galime pasidaryti tai kaip keitinį. Sakykime, t yra lygu u n plus 1. Diferencijuodami dt gausim, kad yra lygu n plus 1 du. Ir du bus dt dalinta iš n plus 1. Dabar integralą persirašom. Suma lieka nuo n lygu 0 iki begalybės, minus 1 pakelta n-tuoju iš n faktorialo. Integralas nuo 0 iki begalybės. Truputį pertraukiu, dėl to, nes pamiršau integravimo ribas paskaičiuoti, nu jos nesikeičia, bet tiesiog pamiršau paminėti, kad kai u yra lygu 0, tai ir t bus lygu 0, o kai u eis iki begalybės, tai ir t eis iki begalybės. Ir čia jau įsistatom e pakelta minus t. Vietoj u mes galime įsistatyti t padalinta iš n plus 1. Tai mes turim t padalinta iš n plus 1 n-tuoju, tai t n-tuoju padalinta iš n plus 1 n-tuoju. Ir dar turim vietoj du dt padalinta iš n plus 1. Ir matom, kad čia yra n plus 1 ir čia yra n plus 1. Vadinasi, iš viso mes turėsim n plus 1 pakelta n plus 1. N plus 1, nes šitas ir šitas kaip ir susimes į 1, čia bus n plus 1, šitas įsiprastins. Ir mes visą šitą, kadangi tai yra konstanta, galime mesti prieš integralą. Turim minus 1 pakelta n-tuoju, padalinta iš n faktorialo, kart n plus 1 pakelta n plus 1. Ir toliau turim integralą nuo 0 iki begalybės,
e pakelta minus t kart t n-tuoju dt. Ir mes pagaliau atvykome prie tos vietos, kur šitas integralas yra gamma nuo n plus 1, o gamma nuo n plus 1 yra n faktorialas. Tai kaip gražiai viskas įsiprastina. Vadinasi, vietoj viso šito integralo mums lieka tik tais n faktorialas ir suma tampa nuo n lygu 0 iki begalybės. Mes čia turim n faktorialą, tai šitas ir šitas įsiprastina. Lieka minus 1 n-tuoju padalinta iš n plus 1 pakelta n plus 1. Ir jeigu dabar išrašytumėm pirmus kelis narius, mes turėtumėm 1 minus 1 iš 2 kvadratu plus 1 iš 3 trečiuoju minus 1 iš 4 ketvirtuoju ir taip toliau. Ir mes turėtumėm tokį plus minus alternating seriją mes gauname. Ir šita serija, jinai yra baigtinė, visiškai baigtinė. Tai galima įrodyti panaudojus ratio testo arba alternuojančių sekų testų. Visai galima įrodyti, bet esmė yra tame, kad jinai yra pilnai baigtinė. Tai dabar, grįžtant, pačią pradžią, kur mes apkeitėm sumą su integravimu, tai, kad mes gavome seriją, kuri yra visiškai baigtinė, tai įrodo, kad mes galim apkeisti, nes galima apkeisti sumą su integravimu tik tada, kai serija yra pilnai baigtinė. Ir mes ką tik gavome pilnai baigtinę seriją, vadinasi, šitas dalykas, kurį mes ką tik padarėm, jis yra aktualus, jis yra teisingas ir taip mes įrodėme. Ir konkretaus atsakymo šitam nėra, bet galima ten įsistatyti tam tikrus n ir gauti tam tikrus n, bet čia, man atrodo, pats pirmas integralas, kurio atsakymą gavome suma, baigtinė suma. N plus 1 pakelta n plus 1. Integralas x pakelta x dx nuo 0 iki 1 lygu ir čia yra mūsų atsakymas.